Už mūsų nėra nieko, išskyrus abstrakčią jėgą, kurioje nevyksta jokie pokyčiai. Gimstame su tam tikra programa, tarsi su paprasta operacinė sistema, kuri vadinama egoistinė. Būtent mes suteikiame formą mūsų supančiam pasauliui. Jei savo viduje persiprogramuotume kitaip, pamatytume kitokį pasaulį. Kabalos mokslas sako, kad tikrovė, kurioje gyvename, pati savaime neturi jokios formos. Formą jai suteikiame mes, pagal savo išsivystymo lygį. Galiu matyti pasaulį įvairiais pavidalais, jei tik žinosiu, kaip tinkamai pakeisti savo vidinę programą. Mūsų pasaulis iš tiesų yra įsivaizduojamas pasaulis. Ir žmogus, kuris pradeda studijuoti kabalos mokslą, pamažu tai atpažįsta. Kuo labiau jis keičia savo savybės, tuo kitokį pasaulį mato. Kartais net visiškai priešinga tam, kurį matė anksčiau. Tas pasaulis, kurį jis atskleidžia, vadinamas aukštesniuoju pasauliu. Ir žmonės, kuriuos matau, yra mano paties dalys. Jei būsiu vientisas savo atžvilgiu, būsiu vientisas ir jų atžvilgiu. Taip mes pasieksime tobulą pasaulį. Taip pat negyvoji, augalinė ir gyvūninė gamta, tame pačiame pasaulyje, tame pačiame paveiksle, kurį kuriu, susijungs į vieną visumą. Todėl tikrovės suvokimas yra svarbiausia kabalos mokslo tema. Ruošdamiesi suvokti vientisą tikrovę, pirmiausia patys turime tapti vientisi.